Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien šviežios idėjos su Lidl laidoje mes pasigaminsime patiekalą iš saldžių bulvių. Bulvės susismulkiname kubeliais. Į prikaistuvį pilame šiek tiek aliejaus ir dedame saldžiasias bulves. Dedame dangtį ir paliekame pasitroškinti. Ištroškintas bulves sutriname su rankiniu trintuvu. Beriame cinamoną, beriame kvapiuosius pipirus, keli šaukštai kukurūzų krakmolo. Belieka viską gerai išmaišyti. Nuskaniname druską ir pipirais. Masė jau paruošta, belieka jai šiek tiek pailsėti, o mes tuo metu pasigaminsime mūsų dribsnius. Šiam patiekalui paniruotei mes naudosim precelis. Dabar susiformuojame kroketus. Iš lėto dedame kroketus į kaitintą aliejų. Dedame jos ant servetėlės šiek tiek nudžiūti. Kroketus pagardinsime petražolėmis ir kalendra. Greitas ir paprastas patiekalas, kurį galima pasigaminti netikėtai užklupus svečiams. O mes su jumis pasimatysime vėl per TV3 šviežios idėjos su Lidl laidoje. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.